Mhm. Labą dieną, labas vakaras. Šiandieną vesiu sesiją visiems, kurie nori pabūti su Saulės portale Saulėgrąžos dieną. Ir šiandieną 19 diena kalendorinė ir neatsitiktinai, nors visiškai atsitiktinai tą šiandieninį vakaras paskelbiau šiandieną, bet po to supratau, kad 19 diena irgi asocijuojasi su Saulės archetipu. Tai va dar vienas patvirtinimas, kad šiandieną yra gera diena mums pamedituoti ir pasižiūrėti į tą Saulę, kuri virš mūsų, ir į tą Saulę, kuri viduje. Ir dabar siūlau patogiai atsisėst, galit užmerkti akis, kol kas nieko nerašysim, nepiešim, pasakysiu, kada jau reikės rašyti ir bus klausimai tam tikri jums pačioms užduoti savo, o dabar noriu tik įvesti tokį kaip įvadą, nes tai yra neuro kelionė ir tą kelionę reikia šiokio tokio pasiruošimo, tokio įvado, kad nuteikti tą nuotaiką, sukurti savo pačiom. Ir labai trumpai tik tai paminėsiu tokį savo sukurtą matymą apie tą Saulę, kaip aš noriu šiandieną jums pristatyti tą Saulę. Tai Saulė kaip portalas. Ir jis yra traktuojamas kaip mūsų sielos kelionės vartai, kelionės į žemę šitie vartai, pro kurią praeidama siela gauna tą savo žinutę, kuri jai duota būtent šioje žemės kelionėje. Ir ta žinutė yra susijusi su mūsų pagrindinė gyvenimo tema socialinėje, kasdieninėje savo veikloje. Kitaip tariant, socialinė karūna. Tai įsivaizduokit savo Saulę kaip savo socialinę karūną, dar vadina kaip sielos karūną, kurią mums dovanoja Saulė ateinant čia. Ir mūsų tikslas savo atsakyti į tą klausimą, suprasti, suvokti, kas slypi už to, kokia ta žinutė, ir suprasti geriau save ir savo čia paskirtį ir tikslą. Ir dabar medituodami pajauskite šviesą, tą šviesą Saulės, kuri kaip žvaigždė viršuje, kurią mes matome kasdien. Ir tą Saulę savo viduje, nes tai yra vienas ir tas pats šviesos šaltinis. Nes tie spinduliai, ta šviesa pasiekia ir mus ir primena mums, kad mes esame irgi susiję su tuo visatos kūriniu ir kūrėju. Ir mūsų irgi tikslas taip pat yra spindėti savo vidinę šviesą ir skleisti tą šviesą aplinkai. Ir su kiekvienu įkvėpimu įkvėpkite šiek tiek giliau, jeigu jums taip norisi dabar. Ir gaukite tą žinojimą, susilieskite su tuo žinojimu, kad kiekvieno gyvenimo tikslas yra ta nuolat besitęsianti šviesos istorija. Tai kokia jūsų ta istorija, galim dabar užsirašyti, kokie ateina suvokimai, pamastymai, ir pasiimkite rašymo priemonę ir užsirašykite pirmiausia tai, kas jums atėjo, gal kažkokie suvokimai, pajautimai. Ta refleksija kartais jinai būna nežodinė, nesuvokta mintyse, bet gali būti emocijos, gali bet kokios asociacijos, kaip per sapnus mes sapnuojame visokias asociacijas, kurių nesuprantame reikšmės kartais, bet jas užsirašius, po to gali ateiti įvairūs atsakymai per tas asociacijas. Ir toliau ta refleksijos triada bus trys klausimai, kuriuos aš jums siūlau šiandieną atsakyti savo, pakontempliuoti. Ir tai bus tokia kaip ir tarsi iniciacinė mūsų kelionė šiandieną. Ir pirmas klausimas jums yra toks: kas kartojasi mano gyvenime ir emocinėme fone, ką aš pastebiu savyje ir savo aplinkoje. Ir čia pavyzdžiai gali būti tokie, kad aš jaučiuosi, ir užpildykite, kaip jums kiekvienam ateina. Arba aš vis susiduriu su, ir įdėkite savo žodžius. Arba aš pastebiu, kad. Ir toliau galite rašyti, kas jums ateina. Tai trys tokie variantai.
Ir duokite savo kokią minutėlę aprašyti pasinaudoti vienu iš tų aš jaučiuosi taip, aš susiduriu su tuo, arba aš pastebiu, kad tai. Ir čia per daug negalvokit, nepasinerkit į analizę, tiesiog leiskit asociacijom laisvai ateiti. Ir kviečiu užsirašyti atsakymus į antrą klausimą. Kas jaučiasi užstrigę, iškreipta, ar kas semia mano energiją? Čia bus tokie šešėliniai negatyvūs dalykai, kuriuos mes irgi pagvildensim. Kas jaučiasi užstrigę, iškreipta, ar semia mano energiją? Ir čia gali būti tokie variantai atsakymo. Šablonas, į kurį nuolat patenku, yra toks. Arba aš bijau, kad, ir parašykite, kokias baimės. Arba žinojimas, kuriuo abejoju, yra. Tai yra, žinau, kad yra man teisinga, bet vis viena abejoju. Abejoju tuom, kas žinau, kad man yra teisinga ir man gerai. Arba pasikartojantis kažkoks šablonas gyvenime, į kurį nuolat patenku, arba kažkokios baimės. Pasižiūrėkite, kas rezonuoja ir užrašykite. Man reikėtų pakartojimo. Tai klausimas būtų, kas jaučiasi užstrigę, iškreipta arba semia jūsų energiją? Taip, šablonas, į kurį nuolat patenku. Variantai yra šablonas, į kurį nuolat patenku. Antras, bijau, kad, kokios baimės yra. Ir trečias, žinojimas, kuriuo abejoju. Žinojimas, kuriuo abejoju. Rašykite viską, kas ateina ir pajautimus, kūno pajautimus, emocijas. Gali ateiti kažkokie vaizdai, spalvos, dar kažkas, viską užsirašykit, kas ateina. Ir siūlau pereiti prie trečio klausimo. Kokia nauja dovana manyje yra pasiruošusi aktyvuotis, jei transformuosiu arba paleisiu šiuos blokus? Kokia nauja dovana manyje yra pasiruošusi aktyvuotis, jei paleisiu šiuos blokus? Ir 3 variantai. Siūlomi, jūsų gali būti visiškai kitoks, bet čia yra kaip pagalba tokia. Jei visiškai atleisiu ir paleisiu, tai gali atsirasti tas. Dar kartoju klausimą. Jei visiškai atleisiu ir paleisiu, tai gali atsirasti tas. Antras variantas.
Už mano baimės slypi svajonė, kuri yra. Įrašykite savo. Už mano baimės slypi svajonė, kuri yra. Aš nenoriu per daug įsijausti į tai, nes kažkaip labai aktyvuoja daug emocijų, nežinau kaip jums. Jeigu jau spėjot parašyti tai, ką norėjote įrašyti, Vaida prisijungi, tai irgi prisijungiau prie mūsų to srauto. Ir dar kartą dabar su šita nauja visa informacija, kurią savo užsirašėte, atsakymus. Dar Vaidai priminsiu, trečias klausimas, gal svarbiausias, kokia nauja dovana manyje yra pasiruošusi aktyvuotis, jei paleisiu savo blokus ar šešėlius, negatyvą. Ir su tuo klausimu dar kartą pamedituokit, irgi galite užmerkti akis ir susilieskit su ta saulės energijos, su saulė kaip portalu, kaip žvaigžde, šviesos šaltiniu mums. Ir susiekite tą, tiesiog tokį spindulį nuveskite į save, į savo širdį, kur yra ta kibirkštėlė, kurie mumise irgi yra, tas šviesos kibirkštis, kurią mes dalinamės. Tai mūsų socialinė karūna arba sielos karūna, kaip aš minėjau anksčiau. Ta dovana, kurią mes čia turim įgyvendinti arba galim įgyvendinti, galim pasirinkti arba nepasirinkti tą daryti. Tai va, ir su šitom mintim pasimkit lapą popieriaus, ten, kur norit piešti dabar. Ir šiandieną piešimas bus toks individualus, bet suprantu, kad kartais norisi šiek tiek pagalbos konceptualiai išdėstyti savo tas mintis. Ir šiandieną pasiūlysiu 3 variantus, ką galit piešti. Aš pati nežinau dar, ką aš piešiu, pasižiūrėsiu, kas man išsipieš. Vienas variantas piešti tą karūną, bet tokią konceptualią karūną, ne tokią, kaip matom filmuose, bet tiesiog kokia ateina ta karūna, tokią pieškite savo, tą socialinę karūną. Kitas variantas piešti saulės portalą kaip mandalą iš 7 apskritimų. Ir trečias variantas piešti saulę kaip žvaigždę. Ir tai žvaigždė bus ta kibirkštėlė viduje manyje, širdyje. Tai kaip ta pati, kad mes irgi esam žvaigždutės ir ta žvaigždutė mumise yra. Tai pažiūrėkit, kas jums labiausiai rezonuoja, kiekvienam individualiai gali būti. Gali rezonuoti visi 3. Pasižiūrėkite, kas jums išsipieš, vadovaukite savo intuityviu vedimu. Ir paklauskite savęs, kaip galėtų atrodyti jūsų piešinys, ką labiausiai norisi jums pasakyti per piešimą, per linijas, per spalvas. Ir aš to jau irgi parodysiu, ką aš piešiu, gal jums lengviau bus stebėti. Kaip aš piešiu ir gal kokių bus jums irgi idėjų dar. Taigi visi piešime kažką savo ir gali būti jie labai skirtingi tie piešiniai, nieko tokio. Bet nepameskite to ryšio, kur buvot pasinėrę atsakinėdami tuos klausimus ką tik. Ir čia ranka yra toks kaip laidininkas, jisai kaip instrumentas. Mes stengiamės rankai nevadovauti, bet norim, kad ranka pati mus irgi vestų, nes įsijungia tas kūno intelektas. Ir aš dėl ko taip vaikštau lape, nes noriu, kad ranka pajaustų lapo tą erdvę.
Ir galbūt tuo pačiu aktyvuoju tą lapo erdvę šitam piešiniui. Ir pirmas šitas gaunasi tarsi toks kaip išmetimas vos ne, toks išmetimo kažkoks siužetas. Man taip gavosi. Tokie kažkokie kalneliai ir aš dabar žiūriu ir bandau suvokti, ką man tai galėtų, pirmas va toks imprintas, impulsas, ką man tai galėtų sakyti. Jūs žiūrėkite į savo. Ir šiandieną piešime mūsų tikslas yra paleisti tai, kas trukdo realizuoti savo tą socialinę karūną, realizuoti tą savo vidinę žvaigždę, uždegti ją dar šviesiau, dar ryškiau. Ir ta žvaigždė galbūt kažkur yra nublyškusi, galbūt jinai mažiau šviečia kažkokiam gyvenimo etape arba srityje, pavyzdžiui, gal santykiuose, gal karjeroje, gal dar kažkur tai, kur aš pati susitinku su visuomenė, su kitais žmonėms, su ta aplinka mane supančia. Ir pažiūrėti, kas trukdo tai vidiniai žvaigždėjai būti aktyviai, šviesiai, ryškiai. Ir toliau piešime tai, kas ateina, tai, ką mato. Tai aš dabar, mano pirmiausia, tas gal panašiausias į karūnos būtų įvaizdį. Ir ką aš noriu, dabar tiesiog ateina man pati ranka kažką tai piešia ir aš įsivaizduoju, kas tai yra, bet tokia kaip tekanti saulė man išeina. Ir ta saulė yra tik tai dalinė, ne pilnai, bet dalis tik tai tos saulės. Tad man jau atsirado koncepcija piešinio, turinys, tai yra, mes vadinam tą kompoziciją tiksliau, neirografikoje. Ta tekanti saulė. Ir su kiekvienu tokiu atsirandančiu kompozicijos siužetu aš kontempliuoju, kokią tą nuotaiką, kokią tą žinutę. Ir žiūriu, kaip lape išsidėsto, dar irgi tai duoda papildomos informacijos. Tokia stilizuota saulė pas mane atsiranda. Gali pas jūs atsirasti kažkokią simboliką, viską galima piešti, metaforos, simboliai, kažkokie dar detalės, kurios jums gali būti reikšmingos. Geometrinės figūros irgi gali būti. Aš įvedu neirografinių linijų. Kažkodėl man norisi tai saulei suteikti tokios dinamikos. Į karūną kol kas eitis nesinori man, nežinau, gal vėliau bus kažkas kito ten atsiras. Bet žiūrėkite, kaip jums. Jeigu norit
paklausti ar pasidalinti, tai galite dabar. Irgi gal bus įdomu ir mums išgirsti. Jeigu kažkam jaučiasi, kad norisi grįžti vėl susilieti su ta energija saulės, galit vėl užmerkti akis, pamedituoti. Sugrįžti tą būseną, pajautimą. Arba jeigu nežinot, ką piešti, tai irgi vėl grįžkite į tą būseną meditacinę, paklauskit vėl savęs tų klausimų, kaip galėtų atrodyti kažkoks paleidimas, ne? Pasižiūrėkite, ką jūs rašėt ir paklauskite savęs, kaip galėčiau pavaizduoti pirmą, antrą ar trečią klausimą. Va, pas mane buvo abejonė antram klausime, abejoju ir va, karūna ir išėjo tokia, aš abejoju, aš nenoriu joje piešti, va, iš karto ateina man toks įžvalga tokia, dėl ko abejoju, ar tikrai noriu piešti tai, ką norėčiau toj karūnoje ir va, ta abejonė iš karto ir matosi jau netgi pačiam procese. Ir įdomu mano atsakymas buvo, pasidalinsiu, kad aš už tos baimės kas stovi, kas ateina, jeigu paleisiu tą baimę, tai slypi gyvenimas, tiesiog pats gyvenimas prasideda vos ne tikras tas gyvenimas, toks kažkaip man taip atėjo. Ir ta karūna kol kas jinai yra dar neaktyvuota, jinai tarsi yra didelė, tokia didinga, graži, bet jinai neaktyvi, jinai neturi tos gyvybės, nes viduje jinai tuščia, dar nieko nėra. Tai va, aš iškart gaunu tas įžvalgas savo. Ir dabar, ką aš noriu vietoj to, kad iškart pulčiau, kad ten kažką piešti, aš dabar vėl grįžtu į tą saulę ir noriu pabūti su ta energija, paklausti savęs, kokia ta žinutė iš saulės buvo man. Galiu aš nežinoti, net negauti tiesioginių žodžių kažkokių, bet energetiškai pajausi kažkokia emocija, jausmas, pojūtis, kūnas kažkaip reaguos kitaip. Aš dar aktyvuoju tos spindulius dar labiau. Čia mano toks. Įdomu, labai man ateina toks atsakymas dabar, kad ta karūna, jinai nėra tik tai mano asmeninė, tai yra tokia, ta tikra socialinė karūna, kurioje dalyvauja daug žmonių. Tiksliau, jinai yra ta karūna tokios kaip didelės bendruomenės žmonių karūna, ne tik tai mano asmeninė. Ir kad mano indėlis yra tik tai būti dalim tos karūnos, bet nebūtinai būti ta visa karūna ir labai emocinis ateina toks atgarsis, refleksija,
sakyčiau. Bet kadangi aš vedu, tai aš nedemonstruosiu to, tiesiog noriu pasidalinti. Jeigu norit piešti visai tyloje, tai galit pritildyti dabar išjungti garsą, nes aš daugiau gal dalinsiuos tiems, kuriems tai bus kaip pagalba. Aš įpiešiau spiralę, jeigu jums norisi kažkur įpiešti spiralę, tai vadovaukite savo, sakau, intuityviu tokiu pojūčiu, ne? Dabar aš nepasakosiu, galima, negalima, darykite taip, kaip jums atrodo. Bet man ateina tokios įžvalgos, jeigu įdomu, galiu pasidalinti, bet čia ant to trečiojo karūnos, kaip pasakyto, nupiešiau apskritimą ir kažkokia spiralė išėjo, bet čia būtent mano ta dalelė, indėlis į tą bendrą didžiulę karūną, būtent va čia. Aš taip pajutau, kad būtent aš čia esu. Šiaip neirografikoje mes visą laiką turim rasti figūrą, kuri yra aš, kur esu aš lape. Tai va tą būtinai irgi padarykit. Suraskit arba identifikuokit save su kažkokia figūra, kuri esu aš. Aš gal paimsiu kažkokį kitą. Norisi man paimti. Tai va, čia aš papiešiu skirtingų spalvų markeriais, todėl kad geriau išlaikyti tą siužetą, tiksliau tą kompoziciją, kompozicijos tą siužetą. O apvalint nereikės. Kaip vėlgi, kaip norit. Galit apvalint, galit neapvalint. Aš kai kur apvalinu, kai kur ne, bet apvalinimas yra gerai tom, kad jisai duoda tokios erdvės pamedituot, pailsėt, nereikia galvot, ką toliau piešt. Tiesiog gali sau duoti tokio poilsio ir pabūti su tuo, kas piešisi. Eina įdomių įžvalgų, tiesiog kažkas tokio įdomaus. Tai va, aš norėjau užfiksuoti tik tai tas, kas išsipiešė, kad man po to nepasimestų tų linijų visokių ten tame tarpe. Ir galite jūs irgi taip pat, jeigu jums norisi, aš tiesiog noriu irgi pažymėti tą saulės liniją. Tai aš markeriais, flomasteriais dabar nespalvoju, bet aš įvedu tik tai linijas padarau
paspalvoju pačias linijas. Tų figūrų kontūrus, kurias noriu išryškinti kaip kompozicijos detalės tokias. Apvalinti yra gerai, kai ateina kažkokių įžvalgų, tokių stiprių, gerų, tai tada apvalint, biškį integruoti reikia tą informaciją, duoti savo tokio integracinio palaikymo ir apvalinimas tam labai tinka. Figūra aš tai gali būti ir saulė, gali būti ir žvaigždė, ir ta pati karūna gali būti figūra aš. Kiekvienam bus individualiai. Nebūtinai piešti atskirą. Ką aš dabar matau savo kompozicijos siužete, kaip aš jį skaitau. Tai va ta spiralė, kuri karūnos viduje, ir jeigu čia aš esu aš, ir aš ten mažas sraigtelis kažkokio didesnio plano tokio to visatos, tai man norisi save šiek tiek dar paryškint, padidint, ne todėl, kad ten mano ten ego kažkoks, bet aš noriu aktyvuoti. Tai vat aktyvuojam per figūros kažkokią tai grafinį vaizdą. Pavyzdžiui, didinam figūrą, ryškinam figūrą, arba jeigu jinai yra tokia labai kampuota, ją tada kažkaip suapvalinam, paimam į apskritimą, žodžiu, ją harmonizuojam. Tai va tokie variantai yra, kaip save aktyvuoti per figūrą, arba galim ją padidinti, arba paryškinti, arba harmonizuoti per apskritimą aplink tą figūrą, jeigu žiūrint, kokią figūrą pasirinkot.
Ir siūlau šitam piešimo eigoj šitoj pamilti save, pamilti tą savo socialinę rolę, pamilti save kaip tą žvaigždę, kaip saulę, tiksliau dar įsimylėti save dar labiau, nes būtent tokia vat saulės energija jinai yra apie tai, kad randi savo save ir negali šviesti tol, kol neturi tam, nesi tam pasiruošęs įsimylėti save. Mylėti tai, ką tu skleidi, ką tu turi, ką tu gali, kas tau yra duota, įsimylėti savo duotas savybės, unikalius dalykus, kuriuos tik tai aš galiu duoti. Taip, kad duokit savo labiau šviesos, apšvieskite visus tamsius kampelius ir savyje, ir savo gyvenime. Dabar galit paspindėti maksimaliai. Nebijokite sudeginti ko nors ar perdegti, nes garantuoju, kad tikrai labai taupote tą šviesą ir savo ir kitiems. Ir tas maksimumas nebus per daug. Galite paspausti dar garo savo šviesos kanale. Kur daugiausia užgniaužėt tos šviesos, kur labiausiai jos trūksta. Tai va, mano šitie spinduliai gavosi kaip lauko linijos. Aš juos paliksiu kaip lauko linijas. Nes man nesinori per daug čia tų linijų pripiešti, norisi išlaikyti tą aiškų siužetą. Ir man norisi pereiti jau prie spalvos, gal toliau linijų dar bus daugiau, bet dabar aš noriu paspalvoti. Čia spalvojimo taisyklės gali nebūtinai būti tokios nerografiškos, todėl kad mums čia nėra užduoties
paslėpti kažkokių figūrų išmetimų, bet vis viena tos figūros atsiras naujos spalvinės, kadangi yra linijos, yra grafika. Saulė yra geltona tradiciškai, bet visada yra bet. Jums gali ateiti įvairių spalvų, variantų įvairių ir nėra teisingo, neteisingo, mums nebūtinai laikytis tų šablonų įprastų. Kol piešia, dar paminėsiu genų raktuose. Žinot, kad dirbu su genų raktais irgi. Genų raktuose pasiskaičiuoja kiekvieno iš mūsų pagal gimimo datą astrologiškai Saulės poziciją, kokį archetipą jinai ten neša, ir tai sako žmogaus pagrindinę, tokią kaip veiklą gyvenime, tą pačią socialinę karūną, apie kurią kalbam, ją galima dar ir interpretuoti per genų raktų profilį. Ir skaitosi, kad tiek astrologiniam, tiek genų raktų profilyje Saulės pozicija yra dominuojanti žmogaus gyvenime ir apie 70% įtakos tos žvaigždžių ateina būtent iš Saulės pozicijos. Įsivaizduot, kokią reikšmę mums ta Saulė turi, Saulės pozicija. Už tai mes ir žiūrim tuos horoskopus pagal Saulės poziciją ir apibūdinam žmones, kas jautis, kas avinas, kas dar kažkas. Ir kai spalvinat figūras kažkokias, pabandykit irgi pasvajot, pasižiūrėt, paieškot atsakymų, ką ta figūra spalvinė, kokią nuotaiką, kokią emociją neša, kokią reikšmę, kokią sukuria dinamiką santykyje su kitom figūrom atsirandančiom spalvinėm.
Ir šiandieną piešinėje mes nesistengiam aktyviai specialiai kažko ten paleisti, nėra tų išmetimų vadinamų, bet tas paleidimas ateina per priėmimas to pozityvo. Nes kai aš priimu kažką pozityviai, tai natūraliai tas užima vietą to, ko man nebereikia. Kas atgyveno, kas nereikalinga. Sąmoningai savo pasakykite, kad ką užsirašėte ten aš, žiūrėkit antram, ką pasiruošusi paleisti, tai vad gali deklaruoti, kad paleidžiate tai, ką esat pasiruošę paleisti. Paleisti baimės, abejojimą, netikėjimą. Nepasitikėjimą gal dar irgi. Ir pamatyti gal figūras, irgi dėkite figūras, o ką aš gausiu, kai aš tai paleisiu. Ką aš galiu gauti, kai tai paleisiu. Ir kai ateina atsakymas, užfiksuokite tai kažkokią figūrą. Ir grafinę, spalvinę, dažniausiai tai fone gali būti, arba kažkur kitur, kur pasirodys ta figūra. Tai gali būti ne tik tai figūra, bet kažkoks simbolis, kas jums yra prasmingo. Jeigu per daug pasinėrėte į tą piešimą, tai vėl sugrįžkite į tą meditaciją, į tą būseną, kur pradžioj meditavom ir vildenom ir kontempliavom.
Na, įdomu, ar gavot žinutės savo, gavot atsakymus, gavot kažkokias, matėt strategijas, sekančių žingsnių savo gyvenime, praktiškas tokias strategijas. Jeigu ne, tai paklauskit. Paklauskit, kad ateitų atsakymas, kokie toliau praktiški žingsniai galėtų būti patys jums naudingiausi. Ten kala giminė. Spalvojimas gaunasi kitoks visiškai, nes vis viena mes čia išryškinam tai, ką norim kompoziciškai išryškinti. Bet galit piešti taip, kaip jums piešiasi, galit visiškai abstrakčiai piešti. Šiandien pas mane ne abstraktus gavosi, toks daugiau metaforinis piešinys kompozicija, bet gali būti ir visiškai abstrakcija irgi. Vieną aš maišau labai daug spalvų, vieną ant kitos, nes man norisi tokio daugiamatiškumo šiek tiek. Įdomu, kaip jums sekasi. Sekasi gerai, net kvėpuot nėra kada. Jo. Man sekas keistai, Mhm. bet
pamačiau tai, kas jo. Nustebino? Nu, galbūt aš nu, aš nežinau, ar tai, nu, bet turbūt taip yra. Mhm. Gal ir logiška. Nu, po to aptarsim dabar. Aha, Dabar taip, ačiū, taip. ačiū, kad pasidalinot, bet bus labai įdomu po to pasižiūrėti į piešinius ir aptarti. Žiūrint į mano piešinį, man norisi dabar dar, nu, kaip ir fiksacijos figūrą aš jau turiu, nes iš esmės jinai yra figūra, aš paprastai fiksacijos figūra dažniausiai būna tai ta figūra, kuri esu aš. Nebent yra priežastys tam, kad būtų kažkas kita, tai bet dažniausiai pasirenkam tą identifikaciją su aš, bet man vis viena norisi dar paryškinti dabar lauko linijas, pasirinkti, kurios čia bus lauko linijos. Žinau, kad jūs dar galit būti ir nepasiruošę. Mhm. Visada galit užbaigti jau ir pasėdėti ar pabaigti paspalvot vėliau. Jeigu kas nežino, tai lauko linijos yra storesnės linijos einančios nuo vieno lapo krašto iki kito per visą piešinį. Ir jos reiškia tokį kaip ir užbaigimą, pasijungimą to piešinio, įvedimą į tokią aktyvaciją mūsų gyvenime. Tokį, kad įgautų gyvybės tas piešinys. Aš siūlau pasirinkti 3 tokias linijas storesnės. Jeigu neturit storesnio markerio, tai galit pakartoti tą liniją keletą kartų, kad jinai būtų ryškesnė. Dar kontempliuoju žiūrėdama į savo piešinį, dar galvoju, ar ten ko nors trūksta, norisi dar kažką, norisi dar. Kažkaip, kai įsivedė lauko linijos, tai, nu, kažkaip pasidarė kažkaip ramiau, stabiliau. Mhm. Atrodo, kai kas atsistoja į vietas. Mhm. Man irgi po lauko linijų užsinorėjo, bet iš karto toj karūnai atsirado tokios pasitikėjimo tokio įvesti, įvesti dar kažkokių linijų, figūrų.
Ir dabar jau, jeigu pabaigėt pagrindinius piešti momentus, jau tas figūras, tai dabar stilizuojam. Stilizacija čia vienas iš tokių naujausių dadėtų algoritmo punktų pabaigoj piešimo, kai tiesiog subalansuojam, suharmonizuojam, pažiūrim, gal kažką reikia dar dapiešti, kažkur papalinti, gal kažkur paryškinti. Skiriam tam šiek tiek dėmesio. Dar labai padeda nufotografuoti savo piešinį ir pasižiūrėti telefoninį nuotraukoj, nes tada geriau matosi bendras vaizdas visas, kaip aš matau dabar savo ekrane. Gal ryškiau matosi. Na, tai jeigu yra dar klausimų, o kadangi aš čia įrašinėjau, aš jau įrašą greitai užbaigsiu, nes mes toliau tiesiog bendrausim ir dalinsimės. Bet paliksiu tokį palinkėjimą. Tegu šios saulėgrąžos saulės šviesa įkvėpia jūs spindėti tokiais, kokie iš tikrųjų esate. Ir su meile atlikti savo gyvenimo darbą, įsimylėti save dar labiau, tokį, kokį esat. Priimti savo sielos tą evoliucinį augimą ir pasitikėti per tai, kur jūs veda gyvenimą, kur jūs gyvenimas tiksliau veda, pasitikėti tuo vedimu ir leisti savo šviesti dar ryškiau. Ir tie, kurie pieš pagal įrašą, tai siūskite, dalinkite su savo įrašais.